Sveiki. Šį kartą apie vandenį. Vanduo mums labai svarbus, gyvybiškai svarbus mūsų organizmui. Bet tai nėra tik gyvybei svarbus komponentas. Tai yra informacija. Šiai dienai aš dar neradau gero vandens, kuris tiktų man. Man geriausiai tiktų šaltinio vanduo. Tai yra mano prašymas visos Lietuvos surasti patį geriausią vandenį. Mes gauname informaciją ir atnaujiname savo visą organizmą. Ir aišku, tai padeda mums sveikatai, mūsų atsinaujinimo ląstelių atsinaujinimui ir energetiniam lygmenį mes gauname informaciją. Šiai dienai Lietuvoje aš radau tik tai turbūt iš dviejų kompanijų vanduo, kurį aš dar geriu, kuris dar tinka. Tai šis, kurį rodžiau, tai yra Akvilės vanduo. Akvilė. Tai dar. Bet man, kadangi mano užduotis yra tikrinti informaciją dėl Jevgenijaus verslo, tai man reikalingas aukštesnis. Ten yra tik 8, pH 8 ir Vytautas. Irgi dar. Bet kol kas tik aš išbandžiau visus tos vandenis, kurie yra parduotuvėse šiai dienai. Tas pats Londone, ten dar baisiau, man atrodo. Kažkodėl man atrodo, kad ten dar blogiau. Ten irgi turiu savo, kuriuos vandenis geriau, pastoviai naudojau Amway filtrą, bet jis nėra tobulas. Ten tas filtras neišvalo metalų, taip kad aš paieškose filtro ir pačio geriausio vandens. Toliau, nes aš negaliu nuskaityti teisingą informaciją tol, kol aš neturiu to vandens. Specialiai šiandien nepasidažiau, dabar specialiai parodyti, koks mano veidas yra visiškai be makiažo. Planeta turi didelę problemą dėl vandens ir ateities žmonės. Jeigu dabar paliktumėm taip, kaip yra, tai aš manau, kad numeris 1, ką mes dabar turėtume susikoncentruoti, lietuviams užduotis, sukurkite patį geriausią filtrą, kurį galėsime pardavinėti po visą pasaulį. Filtrą vandeniui, kad jis išgrynintų vandenį patį geriausią. Po to skalbimas, aš specialiai nupirkau maikutes Londone ir čia yra ant šleikučių maikutės, kurias nešioju po apačią. Ir dabar žiūrėkit, tik vieną kartą išskalbus maikutę ir dabar užsidėjau ir dabar dėsiu plauti, bet aš noriu parodyti, koks skirtumas, kas yra su vandeniu. Skalbiklius visada perku geriausius. Tai dabar žiūrėkit, vieną kartą panaudojus maikutę yra vieną kartą išskalbus yra iš karto tokia spalva. Tas man labai nepatinka, nes mano maikutė turi būti štai tokios spalvos. Aš mėgstu baltą spalvą. Tai aš nenoriu vaikščioti tokia. Tai vieną kartą išskalbus, jinai nebetampa balta. Tai aš turiu tą maikutę balinti. Kai aš išskalbsiu, aš nežinau, ar aš gausiu tą baltą spalvą ar ne. Tai kas yra su vandeniu? Vėlgi, tai yra dar kartą, tai yra informacija. Ir mes tos informacijos nepalaikom. Tai čia tas pats, kaip pavyzdys, kas yra su vandeniu. Kai aš geriu prastą vandenį, aš gaunu tokią informaciją, bet informacija turi būti štai tokia, balta. Visiškai balta. Jis turi būti skaidri. Toks turi būti vanduo, Tai čia numeris 1, ką mums reikia susitvarkyti mūsų planetoje. Ir vandens aš geriu labai daug, ypatingai po nušvitimo. Aš atsimenu, kai aš atvažiavau į stovyklą,
į Turkiją. Tai buvo kursas Konceptus 2020. Susitikome mes su Jevgenijum 18 metais, spalio mėnesį. Aš negalėjau nustoti gerti vandens, ten visi po vieną, po du išgerdavo. Aš ten po 6, po 8 buteliukus vandens išgerdavau. Man tiesiog, tokie informacijos rautai pradėjo eiti ir aš turėjau visą tai atlaikyti ir dar iš šeimos ten visokių nesąmonių. Ir kai buvo nupirktas tenai sesija su psichiatru ir taip toliau, dėl to, kad aš išprotėjau, kažkas man su smegenukais negerai. Tai man reikėjo atnaujinti informaciją, neiti tas emocijas ir aš tai padariau, palikau tas emocijas, nes buvo sudėtinga, gerdama daug vandens, mes tas pats kaip, tai dabar viskas technologijose, kaip padaryti atnaujinimo sistemą jūsų kompiuteriuose. Tai pagrindinis kompiuteris yra čia. Ir jeigu aš jo neatnaujinu, mes tuose pačiuose emocijose, išgyvenimuose, kažkokio praeitį, bet mums to nereikia. Išgyvenai, išgydei, supratai, dėl ko ta patirtis, ačiū labai, viso gero. Kita patirtis, aš einu su džiaugsmu, atvira širdim, nes džiaugsmo negalima patirti, jeigu uždaryta širdis. Ir vėl su atvira širdim aš einu švęsti savo gyvenimo, aš einu gyventi savo gyvenimą. Ir nesvarbu, koks jisai, ką mums duoda, svarbu, kaip mes jaučiamės ir kaip mes tai priimame. Tai mano palinkėjimas būtų labai toks, kad kiekvienas žmogus galėtų gauti patį geriausią vandenį ir tikrai skirtų tam labai didelį dėmesį, surasti patį geriausią filtrą. Čia lietuvių užduotis Regvita, kuri yra mano drauguose ir mes susipažinome per kitą merginą, kuri jūs dirbote Monate. Tai Regvita labai kviečiu, atsimenu, kad jūs minėjote apie tą filtrą, kuris ten dar kažkur, ar Amerikoje ten moteris pardavinėja, tai aš labai norėčiau išbandyti visus filtrus, kurie yra pasaulyje ir aš pasakysiu, kuris yra geriausias. Ir man reikės patikrinti tą informaciją, nes kur be būtumėm, mums reikia gero vandens. Kitaip mes negalime būti sveikais. Tai viskas labai susiję, nes jeigu mūsų pasenusios programos čia, tai mūsų organizmas, aš negaliu pasveikti, arba mano pasveikimui užtruks labai daug laiko. Tai čia senos programos, kurias reikia pakeisti. Naujos programos yra, aš esu sveikas, aš rytoj būsiu sveikas. Ir kiekvieną dieną man užtruks labai trumpą laiką pasveikti. Tai mano dar vienas yra tikslas susigrąžinti savo regėjimą.